We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a... Na va, šeštadienis, ruošiamės į gimtadienį pas Luko draugę eiti. Taigi, truputį parodysiu kažko tais ir susitiksim gal šiek tiek ten, gal kažką tais pafilmuosiu, nežinau. Tai štai, ką, ruošiamės, ane? Netrukus susitiksim. Happy New Year, the tidings we... Ir štai mes jau susiruošiam, aišku, dar plaukus reiks išsileisti šiek tiek ir jau eisim, ane, Lukai? Ja. Ar tu saldainis yra? Saldainių yra, jo? Ja. Ko dar yra? Jo. Kas jo? Sakykit, ką? Kas dar yra? Daug šokoladai yra. Aha, o ką, nešim dovanėlę draugė, jo? Jo. Danieliai, nešim, duosi? Gerai. Plaukai tavo einam patvarkytam. Palauk raktai. Va. Ok, varom. Tai palauk, išjungsim šviesas. Tikiuosi nieko nepamiršom. Lukai, dovanų nepamiršai mergaitei. Opa. Nu ką. Žygiuojam? Einam. Bėgam. Mama, Kam? ar tu saldainis yra? Varom jau. Papa. Tai nelipk į balas, nelipk į balas. Atsargiai. Stok mašina, stok mašina. Mašina. Nu va. Va, eglutė ir mes. Aha. Ne. Jokūbai tos žmonos nevaidas vaikams. Baliaus. Savo eilėraštį pasakė. Happy birthday, Daniela. Happy birthday to you. Na ką, štai mano eglutė, tiksliau mūsų su Luku. Taip įdomiai planavom ją, bent aš planavau, puošti vien tik tai rankų darbo papuošaliukais. Gavosi. Aišku, ne, nes neprigaminau tiek. Tada galvoju, darysiu tik tai sidabru ir auksu. Sidabru ir aukso spalvom puošiu. Irgi nesigavo, nes Lukas pradėjo kabinėti raudonus žaisliukus, viską vėl nesigavo, bet nesmė. Tada puošėm, su Luku puošinėjom, kartu čia nais darėm viską. Ateina Tomas, tep, apatinių žaisliukus, taukš nutraukė. Puošinėjom daug kartų, nuo puošinėjom irgi daug kartų. Ir dar žiūriu, norėjau šitus pakabinti dovanėles. Jėtus, kaip čia tamsu. Taip, norėjau pakabinti šitas dovanėles. Ir žiūriu, kad jau tik tai toks, kaip čia parodyti, toksai lapukų, kaip tas popieriukas. Toksai šniuriukas ir nėra kaip pakabinti. Tai dabar važiuosiu į parduotuvę tų tokių gniptukų, sektukų, tokių savaržėlių, tokių išlankstytų, kad kai ką pakabinti ant čia. Šitus, nes žiūriu, kad trūksta jų. Štai kaip mūsų žvaigždė. Ei, mirgė. Mirgu marga. Ir tokia su lempelėm. Tai štai, taip daugiau čia daugmaž nieko kažkaip ir nepasipuošiam. Su Luku tiek, nieks daugiau nenorėjo puošti. Dar nesijaučia kalėdos, gal jiem, nežinau, šventės. Nu, dabar varysim iki parduotuvės su draugė, paieškoti šitiems tų sektučiukų.
Po to, ko dar ten man reikia. Žodžiu, pamiršau, bet viską užsirašiau. Taip, parodysiu, ko ten man reikia, pakalbėsim dar. Na ką, dabar ruošiuos. Angelo ant viršaus nekabinau, nes šita žvaigždė eina prie lempučių, prijungta kartu, tai nebuvo kur jos dėti, jeigu žvaigždučių norėjau, tai gavos taip, o be to šito angelo mano Tomas bijo, kažkodėl jam nepatiko. Nu va, nusipirkau tokių, kur sakiau, kur ieškojau, kaip jų, vat, užkabinimo ant eglutės. Štai toksai užsikabina žaisliukas labai gerai. Labai gerai užsikabina. Čia galima užspausti šiek tiek. Ir štai kur nors galima pakabinti, pakabinti. Na kągi aš čia turiu? Ogi turiu čionais laiškučius nuo jūsų. Nuo jūsų, mėly žiūrovai. Taip, vienas laiškelis gautas nuo Erikos Žukaitytės iš Marijampolės, o kitas gautas iš Aušrelės, kuri ir turi savo kanalą. Taigi štai tokie laiškeliai ir dabar pažiūrėsime, kągi gavau. O Dieve, kaip miela. Gavau štai nuo Erikos tokią atvirutę, tokia graži žiema, tokia atvirutė. Eglutės kaip apsnigtos. Ir gavau nuo jos laiškelį. Dabar skaitys ir kaip faina, jūs pažiūrėkit, tikros kalėdos, anksčiau atėjo jas. O Dieve, tik pradariau ir kai davė kvapą šokolado, kavos tokios, negaliu kaip kvepia. Na ir žiūrim. Aha. Taip, ko prašiau video, nes mes su Aušrelė sakėm, kad ką norim, ten galim įdėti, ko reiktų. Prašiau jos katalogų lietuviškų iš FM-o. Taip išgirto YouTube'o, kaip kas čia, rankų kremo. Ir čia jau nuo savęs įdėjo, nežinau apie šitus. Ir dar prašiau kokio nors lietuviško žurnalo, tai matau kažką tais įdėjo. Na, labai įdomu. Reikia peilio, taip neatsidarysiu. Oi, merginos, nu jūs ir džiuginat mane, vai. Pažiūrim. Nu jūs ir džiuginat. O, susiklijuota, kad neišdraskyt, ko nereikia. Taip yra katalogai, tai va pavartysim kartu per SMR, ane? Jeigu taip, laikas ir į komentarus rašom, kad nori. Toliau, štai mano prašytas rankų kremas iš Evelyn Cosmetics, Argan and Vanilla. Žiūrėsim, naudosim, super, labai norėjau šitą išbandyti. Čia aš negaliu jo įsigyti, taigi teko prašyti lietuvaičių iš Lietuvos. Dėkoju, Aušrelė. Na ir kuom čia dar mane palepina ir nusprendė mane nustebinti. Va, mėginukų įdėjo kavos iš FM-o, nes aš nebandžius, bet galima užsisakyti, tai reiks ir užsisakyti. O kokia kava Metabolism. Įvairia funkcinė kava su L-karnitinu, cinku, chromu, garcinė, kambodžia ekstraktų bei B grupės vitaminai, skirta organizmo valymui ir lieknėjimui. Super. Bet kaip viskas kvepia, kad jūs žinotumėt, kad galėčiau tą kvapą perteikti. Va, šokoladinė kavytė. Tai čia šita dar taip šokoladu kvepėjo. Super duper. Toliau Pure Green, žalia kava. Oho, žalia kava. Tokios dar net nemačius ir negirdėjau, žiūrėkite. Žalia kava. Sudėtyje turi daug chlorogeninės rūgšties, kuri yra stiprus antioksidantas, stipriai tonizuoja, tinka lieknėjimui. Vau, įdomiai. Žiūrėsim. Taip, lietuvaitės, kas ten norit užsisakyti, tai va, kreipkitės į Aušrelę. Padėsiu ten jums.
O, ir dar mėlynoji yra netgi arbata. Nu, įdomiai pauostom. Vau, kaip skaniai kvepia. Kažką primena. O, super. Bandysim, naudosim. Ir Aurilė antioxidant. Štai toksai dar mėginukas. Malta kava su Green Mate ir akai uogų ekstraktais. Mėginėlis. Bandysim. Kavinsiuos, arbatinsiuos. Super duper. Dėkui, Aušrelė. Taip netikėtai dar viską. O čia kasgi? Juodasis šokoladas su braškėmis ir pipirais. Bet tai kai čia rankų darbo. Jūs matot? Popieriukas koks, lipdukas koks. Šitas čia rankų darbo šokoladas, kaip suprantu. Ekologiškas juodasis šokoladas, 52% braškių gabalėliai, 2,5 ir 25 pipirais, 0,5 natūraliamis braškių kvapniosiomis medžiagomis. Nu, žodžiu, kaip įdomu. Nu, bet jau pakuotė, tai jūs pažiūrėkit gryn kaip rankų darbo, ne? Nu, labai fainai, labai, dabar neplėšiu. Pasiliksiu, oi, čia stalą judinu, sorry už garsus, pasiliksiu tokį šiek tiek pasilepinimui, pasižiūrėjimui, po to prie kavutės štai ir atsigersiu po gabalėlį šokolado, palepinsiu save ir štai žurnalas. Nu, iš tikrųjų, ko daugiau reikia? Šokoladas, kavutė ir žurnalas, ne? Pasaka. Na ir kas čia per žurnalas? Laima, kaip ir norėjau. Labai seniai neskaičiau žurnalo Laima. Moteris va tokio kažkokio norėjau. Ir štai, nuskaitysim, o po to dar ir perversim. Irgi per ASMR galėsim pavartyti, jeigu patinka. Na, super, labai džiaugiuosi. Reikia eiti kavą plykintis. Ir štai Kristianos katalogas pavartymui. Irgi super, irgi vartysim per ASMR. Oi, merginos, Aušrelė, Erika, dėkoju jums bele kaip, super. Nu, jūs mano dieną nuskaidrinot. Ką, laukit iš manęs atsakymų? We wish you a Merry Christmas and a Happy